Skysti tapetai yra unikali medžiaga, nieko nenusileidžianti, o kai kur net ir lenkianti kitas sienų dangas. Skysti tapetai tai yra ekologiška medžiaga, gaminama iš šilko ir medvilnės, rišamoji medžiaga yra celiuliozės klijai. Skysti tapetai puikiai tinka tiek gyvenamosiom, tiek visuomeniniam patalpom. Darbai atliekami labai greitai. Ši medžiaga reguliuoja kambario drėgnumą, kadangi esant per dideliam patalpos drėgnumui, drėgmę sugeria į save. Ši medžiaga yra antistatinė, tai yra nepritraukia ir nelaiko ant savo paviršiaus dulkių. Todėl ši medžiaga puikiai tinka alergiškiams žmonėms ir vaikams. Skystais tapetais galima dengti bet kokius paviršius – dažytas sienas, gipso kartono ar medžio plokštės. Dirbant su šia danga, nereikalingas joks ypatingas sienų paruošimas. Atlikus darbus su šia medžiaga, labai paprasta ir greita sutvarkyti darbo vietą, kadangi ši medžiaga neturi savyje jokių pigmentų, jie netepa nei baldų, nei drabužių, yra visiškai švari. Skystų tapetų padengimas ant sienos nėra sudėtingas. Su šiuo darbu lengvai susitvarkys net ir neturintis jokios patirties remonto darbuose. Tapetų paruošimui reikalingi 6 litrai vandens ir patys tapetai. Kadangi mes jau turime paruoštus tapetus iš vakaro, juos tiesiog susidedame į indą. Prieš tepant tapetus juos turime dar kartą permaišyti, nes jie brinksta 12 valandų ir kad galutinai išsimaišytų klijai, turime juos gerai išmaišyti. Šiuo atveju mes turime dažytą sieną, jinai yra prieš tai nugruntuota. Uždėję ant sienos, jos tiesiog išlyginame į visas pusės, kad tolygiai pasidengtų. Tapetų tepimui naudojame plastikinę paprastą mentelę. Tokią 13 kvadratų sieną galima užtepti per porą valandų. Baigus tepti, reikia palaukti dar 2 valandas. Ir po to su šlapia glaistyklė pereiti vieną kryptim, taip sakant, galutinai užlyginti. Ir baigus tepti, baigus lyginimus visus, paliekame sieną džiūti 2 dienoms. Produktą lengva užnešti ant bet kokios formos ir paviršiaus elementų – arkų, kolonų, tinko, mūro ar medžio. Šią medžiagą galima uždėti ne tik tai lygiai ant sienos, bet galima su ją padaryti visokių ornamentų ir piešinių. Šiuo atveju mes darysime įmonės logotipą. Darbus pradedame nuo to, kad užsitepame sieną, nusipiešime trafaretą, išpjaustame jį ir pradedame lūpti. Kadangi čia yra gipsinė siena, išpjaustant atsilupa ne pats tapetas, o dalis gipsinės sienos popieriaus. Dabar yra parašta tam, kad įteptume kitą tapetų spalvą. Visas šis darbas užtrunka gan ilgai, tad geriau neskubėti ir padaryti gerai, nes ši medžiaga nesustingsta ilgą laiką. Skysti tapetai yra puikia alternatyva dažams bei įprastiems tapetams. Jie turi begalę privalumų. Paslepia sienų nelygumus ir įtrūkimus, netrūkinėja ir neturi siūlių, yra ekologiški, neturi kvapo. Todėl tinka dekoruoti įvairiausias paskirties patalpoms.